Kaip laikaisi Snieguolė? Nu, aš nežinau, ar turi priežastį laikytis. Viskas kaip ir gerai eina. O ką Nereikia reiškia, nieko. ką reiškia Snieguolė laikytis? Yra toks pasakymas, kad tarsi laikomės iš kažko. O už ko laikomės? Nu, kaip laikaisi, nu tai kaip? Tai kaip jau yra būdas, tai reiškia jau laikausi. Tai sakau, kaip ir nesilaikau. Tai negaliu atsakyti kaip. Bet laikytis reikia, o už ko laikomės mes? Aš vis laik, man tas klausimas buvo labai aktuolus. Už žemės laikomės, už rankos laikomės, už tikėjimo Už laikomės, žemės už vitaminų gerai. laikomės. Jo, čia šiaip už žemės laikytis, tai skriejant aplink Saulę tokiu greičiu, kokiu skrieja Žemė, tai kažin ar išsilaikytume. Tai klausimas, ar aš laikausi, ar mane kažkas tai laiko. Yra dėsniai traukos, principai jau yra sukurta, tai man nieko specialiai laikytis nereikia. Kol nežinojom Žemės visatos sandaros, tos mūsų galaktikos, tai visai vyko dabar kaip ir patyrinėta. Aš nežinau, kas bus už dar kažkiek tai laiko praeis, kadangi technologijos keičiasi. Žmonės ieško atsakymų, atranda, suranda, savai paaiškina, tada tas paaiškinimas netinka, tada jie apverčia, paneigia kažką kitą, pasako. Tiek, kad dabar daug labai netyrumo, manipuliacijų ir technologijų, taip kad neaišku, nei už ko laikytis, nei už ko nesilaikyti. Kažkas laikosi krypties, kažkas laikosi savo nuomonės, kažkas laikosi savo kažkokių tai profesinių įgūdžių, nu, už kažko, kad save kaip asmenį, kaip personą, kaip ego kažkokią formą turėčiau. Tai laikomės už formos kažkokios, kad nu, susitiktume, galėtume atpažinti, rasti vieni kitus. Kol nėra būdo, dar nepriaugę iki to būdo, kur galima rasti save kitose dėsniuose ir principuose, tai šitie principai ir dėsniai verčia savaime būti čia. Negaliu sakyti, kad verčia, bet kitaip nėra. Kai persiversim kitaip, tai bus kitas virsmas. Tai versti, tai čia ne ta prasme, kad priversti, bet iš kitos pusės ir priversti. Tiesiog šitas dėsnis pasireiškia va tokiu būdu, kai įvyksta virsmas, jau tada kitaip viskas išvirsta. Dėl to keičiasi nuomonės, keičiasi supratimas, keičiasi visa kas. Tai ir yra alchemija, transformacija, virtimas iš lėliukės į drugelį, tada drugelis vėl numiršta, virsta dulkėmis, nu ir visa tas procesas vyksta. Tai ir laikomės tos formos, kurioje esame. Aš kažkaip, man tokia mintis kilo, kad vaikai laikosi už tėvų pradžioj. Tai kad mama, tėtis, aš mažas, o tu didelis. Kokia tavo nuomonė? Kada vaikas jau pats laikosi savęs, pradeda laikytis? Ar galima kito žmogaus laikytis? Tai nesilaikyti neįmanoma dėl to, kad vieni esam dėl kitų. Nes žmogus yra bendruomeninis ir bendrai. Jeigu būčiau vienas vienetas, tai aš nežinau, kaip būtų visumoje, bet mūsų daug kaip ląstelių. Tai kiekviena ląstelė neša savo funkciją, dėl to man vienai nereikia atlikti visų kitų likusių funkcijų. Tai taip ir laikomės vienas kitą kaip organizmas, kaip kūnas, kaip organai, žemynai žemėje, vandenynai kaip ir atskiri, bet vis dėlto, kaip žiūrim į bendrą vaizdą, tai yra vienas.
Tai ir vaikas laikosi tėvų, ir tėvai laikosi vaikų. Ir jeigu neužaugam, labai daug yra vaikais ir likusių, tai ne tik už tėvų laikosi, vieni už kitų, už tų, kurie yra atsakingesni, ieško vaidmenų. Partnerystėje, santykiuose ieško vaidmenų, kas prie ko prisikabint, kieno kas neišreikšta. Nu, tai va ir pritraukia. Kam trūksta tėvystės neišreikšti, tai ieško vaikų, kuo rūpintis, nesvarbu kokio amžiaus, o kas neužaugęs, tai ieško būtinai, kad būtų koks tai lyderis tėvai, kad galėtų sekti, kad pasakytų, kad lieptų, kad nurodytų, nesgi vaikai tai nežino. Nežino ne dėl to, kad mes turim viską žinot, bet tiesiog neprisėma atsakomybės. Ką man daryti, jeigu yra tėvai, visada aprūpins ir visada galėsiu suversti ir deleguotis tai, ką aš turiu padaryti ant kitų. Tai labai patogu. Tai va, tokie laikymaisi. Tokie laikymaisi. Neišvengiami, kol esam taip, kaip esam. Ir laikomės. Ir ant žemės laikomės ir vieni kitų. Ir va tas geras klausimas, kaip laikausi? Nu va taip. Va taip, harmoningai arba mažiau harmoningai. Tai balansas, kai kažkaip tai yra disbalansas, tada iš karto kyla noras ieškoti, žiūrėti, jeigu nebūtų šito, ką mes vadinam kančia arba disbalansu arba neharmoningais dalykais, tai savo absoliučiai ir būtume. Evoliucija sustotų. Bet kai tik yra kažkas ne taip, iš karto kyla klausimas, kas, va tas prabudimas ir vyksta toksai. Prabudimas, oi, kas čia, kur čia, iš kur čia, apie ką čia, kur čia, kas aš čia, ką aplink. Iš karto yra reakcija. O šiaip tai miegotume ir miegotume. Tai kol reikalingi šitie dirgikliai, tol reikalingi, tol ir būnam. O kaip vat vaikui sako, nekišk vat prie ugnies nagų ir nudegi sparnelius. Ką tu manai, Snieguole, apie klaidas? Tai puiku. O kaip aš kitaip žinočiau? Gal tu meluoji? Gal tai šaltoji ugnis? Bet tai yra tas kažkas didelis, kas sukūrė šitą visatą, šitos dėsnius, šitos principus, o kaip aš kitaip nepatyrinėjus. Juk niekas nepasako, tai yra tavo patirtis, tavo būdas, tavo priėjimas, bet to tas karštis, karštumas galima eiti per žarijas, jos karštos, šiaip tai nepasiruošus nepraeitum. Bet eini ir praeini. Nelygu kam naudojam. Kaip naudojam ir tyrinėdami su klaidom atrandam kažką tai naujo. Jeigu yra tik vienas būdas, tai yra tik vienas. Pritaikymo galima surasti daug. Čia galima kalbėti apie novatorius ir konservatorius. Ne iš partijos, bet tuos, kurie yra saugotojai, sergėtojai, kurie neša tą pamatą ir yra tie, kurie judrieji, kur žiūri, kur žolė žalesnė. Tai jeigu nebūtų to pamato, tai net nebūtų ant ko statyti. Bet jeigu nebūtų tų judriųjų, tai vis dar sėdėtume oloje. Niekas nepasikeistų. Tai ir tas. Vėlgi, ir tas gerai. Ir mumyse yra ir tas. Tai negali paneigti, kad aš tik tai tokia arba netokia. Visokia. Bet tai mes atpažįstam save labiau patekę į tą situaciją. Jeigu visokie mes esame, žmogus pats visoks. Tai situacijos jos neegzistuoja. Yra daugybė veiksmų aplinkui, bet ne visuose dalyvaujam. Yra, kas mane
paliečia, tai ką aš sureaguoju. Kartais reikia, kad kažkas stukteltų, žiūrėk, sako, kur eini po kojom, nes kitas eina mato, o aš nemačiau, būčiau pargriuvus. Arba atvirkščiai, kažkur ten žiūriu susikaupus, o viskas apsunksta, nelankstu, tai kartais tas kvėpavimas, paleidimas, nesusireikšminimas yra ir taip, visai. Tai visaip. Gyvenimas visoks, visaip. Visoks ir visaip, visos formos visaip ir ta kūryba nepaprastai graži. Kai jau tai išeinam iš to formų pasaulio, tai yra niekaip. O visaip, tai kas dabar ir moksliškai įrodyta apie minčių galią kūrimo. Tai pasaulis yra joks, jisai yra molis, pirmapradis. Ir kaip aš sukuriu, tai gimėm, tai visi iš motinos ir tėčio, gal kažkas kažkaip atėjo kitaip į šią žemę, bet nėra atskleista kiekvienam įprastam žmogui. Galbūt kažkas iš mėgintuvėlio jau dabar, bet vis dėlto yra pirmapradės ląstelės susijungus ir mes ateinam į šią žemę. Ir žemė tai viskas yra tas pats, žemė viena vienintelė. O kiek skirtingai susikuriam, pradedant aplinką, savęs kaip asmenį, savo charakterio bruožus, savo sveikatą, savo profesiją, savo aplinką, tai viskas priklauso nuo minties. Kiek galiu paklausti tavęs, kiek idėjų ir minčių kilo galvoje, kad ėmė ir padarė tai, ką padarė, Činta galerija. Tai iki tol darė kitus dalykus, užsiminėjo operų statymais, paskui ta mintis kažkodėl tai pasikeitė ir atėjo šita mintis. Ir ją apgyvendinai savo galvoj ir jinai pradėjo vystytis. Tai, žodžiu, mintis kaip sėkla apvaisino žemę, būtį ir pavirto veiksmais, įsikūnijo. Ir turi kūdikį ir darė tikrai su klaidom. Ir kai atsisukai jau po to, kai yra istorija ir sakai, o dabar jau daryčiau kitaip, bet laiko juostos nėra atsukti. Bet už tai kokia patirtis. Už tai kokia patirtis. Ir viskas, kai eina kaip sviestu, tai net nėra ką papasakoti. O dabar, žinai, kai jau visai būsim brandžios ir netol 100 metų, sėdėsim ir kalbėsimės ir pasakosim viena kitai. O žinai, istorija buvo ir yra ką papasakoti, yra kelionė, viską prisimenam, kas sukėlė įspūdį. Nesvarbu, ir kai praeina laikas, tos klaidos būna pačios saldžiausios, įdomiausios, net jeigu jos buvo skausmingos, jos turi vertę. O visa kita nutekėjo kaip nuo žąsies vanduo ir nieko nėra. Tai pats gyvenimo skonis, spalvos, kvapas, jo tas palytėjimas ir eina per įspūdį wow. Tai mes to ilgimės. Taip, ilgimės. Aš tuo būdu jaučiuosi gyva. Nes kai niekas manęs neliečia, kai, žodžiu, ekrane filmas neina, tai ta pilkuma, ekranas tamsus, juodas, tai yra nebūtis, tai nieko ir nėra. Ir nušvinta, praeitą kartą klausai, kas yra nušvitimas. Tai nušvinta ekranas ir prasideda veiksmas. Bet jeigu žiūrėti iš tos kitos pusės, kai man nušvinta veiksmas, aš žiūriu į šitą materialų pasaulį ir pametu esmę. Ir tada atsisukti ir pamatyti, iš kur viskas ateina, tada šitas nušvitimas prabusti ir pamatyti, tai prabudus nebūtinai dar šviesu. Tai prabudimas, tai toks apsičiupinėjimas tam tikras, o jau paskui, kai nušvinta ir kai pamatau spektaklio grožį, tada jau nušvitimas. Bet pati idėja yra nušvitimas. Nušvito galvoje, turiu idėją apie Činta galeriją. Turim idėją apie stovyklą.
Ir va, nušvito ir kažkaip tai švystelėjo, kai įvyksta jungtis dviejų ląstelių, ar ne, įvyksta reakcija. Mintyje susiję neuronai, žodžiu, idėja paliečia, jinai kaip va tas elektrinis yra, mintis turi elektrinį krūvį. Yra irgi įrodyta, išaiškinta, mokslininkai rašo encefalogramas, tyrinėja, jau šitie dalykai įrodyti, yra elektrinis judėjimas, kaip elektra juda. Širdis yra magnetas. Ir turim elektromagnetinį krūvį. Ir viskas tuo paremta, visa kvantika, visa kūryba. Ir tada klausia, kodėl man taip, aš to visai nenorėjau. Nu tai va, pasikrapščius viduryje, pasižiūrėjus, koks tas turinys, kuo ten viskas aplipę, kokių sėklų pilna galva, kokių minčių, kokių įsitikinimų ir viso ko, ir kokio švarumo yra širdies magnetas, tai tada jau yra pritraukimas ir žmogaus galia yra tokia, tas magnetas, elektromagnetinis laukas yra stiprus, galingas ir traukia visai kitus, tai yra potencialas ir jo išpildymas, galimybės visai kitas pritraukia. O būnant aplinkui apsivėlusiuose visose savo mintyse, savo būtyje, savo vidiniai betvarkiai, kai viduje visko prikimšta, prigrūsta ir širdis pilna nuoskaudų ir ten ko tik tai nori lūkesčių, nu tai ką ten rasti, kaip kokiam, nežinau, kambarį, kur tiek visko prigrūsta, sandėlį, kad nieko negali rasti. Tai koks ten magnetas, kad ir ką norėčiau, tai ką ten pritrauksi, kol surasi, tai mintis jau pasikeis. Jis sako, auksinė žuvelė plaukia ir išpildysiu norą. Tai kol sugalvoji kažko tai va tokio ir nuplaukė viskas. Tai bent kavos būčiau paprašius paskui, atrodo. Tai visą laiką va tą žinoti, būti būtyje ir žinojime. Nesvarbu, ar tai materialus noras, ar koks tai dvasinis, ar dar. Ir visada tam tai yra žinojimas. Viskas per humorą, per juokus. Viskas vyksta. O kaip yra, ką tu manai, Snieguolė, apie kurie lanko, eina dvasiniu keliu, jų pagrindinis klausimas yra, kaip tapti laimingu. Bet tas sakinys, tie žodžiai, laimė. Galėtum savo nuomonę apie laimę? Kaip tapti laimingu, tai kaip tapo nelaimingu, tai taip pat galima tapti laimingu. Klausimas, tai kaip tapo nelaimingu? Tai daryk viską priešingai ir tapsi laimingu. Jeigu save skaitai nelaimingu ir tau reikia laimę. Nu, tai viską, ką dariau ir man čia negerai, tai nustok daryti tai, kaip negerai, ir daryk tai, kas gerai, kas džiugina. Tai čia irgi yra vaikiškumas. Man nuobodu, aš nelaimingas, man tas negerai, man anas negerai. Aišku, tas laimingumas tai nelygu, kaip jeigu tuo metu vyksta kažkas, kaip sakykime, kol nieko nėra, tokio, kas man grėsminga ir iš tiesų svarbu, tai tol nieko nevyksta, tol aš galiu būti išsiplėtusi ir būti sąmoniai. Bet vis dėlto turint kūną, kai paliečia kūną, kai aš jį jaučiu, tai jeigu turiu traumą, tai pabandyk įsivaizduoti, kad nėra, kad neskauda ir iš karto pritraukia į kūno sąmonę. Iš karto pritraukia ir tada jau ta kita pusė pametama. Bet kokiu atveju per šitą slenkstį reikės eiti, yra tik vienintelė garantija šio žemėje, kad jeigu gimiau, tai reiks ir mirti, tai reiškia padaryti perėjimą. Tai kas miršta, tam tikros dalys atmiršta. Ir kai reikia išsinerti ir eiti į kitą būtį, tai kol visas tas procesas vyksta, tai jisai yra gana nemalonus. Ir kas nepasiruošia, tai yra traumatizuojantis ir tada žmogaus sąmonė atsijungia. Dėl to paskui turim, kai nesąmoningas žmogus pereina, jisai nežino, kai tiksliau žmogus nepereina, žmogus yra irgi idėja, forma. Bet
iš šitos formos išeinama, jeigu turiu idėją, kas aš esu ir kaip man yra, ir ta idėja vis dar eina su manim, tai pro tą rakto skylutę, taip sakant, skausmingai eina, nes viską reikia palikti ir idėjas taip pat. O jeigu palikti negaliu, tai tas perėjimas ir yra aplink tarpiniam pasauly, kaip ir nei šen, nei ten. Tai nu, čia gilios temos šiandien pas mus. Gili tema, taip, su tavim pokalbiai be abejo yra patys nuostabiausi, aš vis atsiveriama nauji vandenynai bendraujant ir pačioj stovykloje, ir taip bendraujant, atrodo, norėtųsi vos ne kas antrą dieną tokius laivus daryti, tokius pokalbius vesti, susitikimus. Iš tikrųjų, ačiū tau, Snieguolė, už tokią išmintį. Aš dar prie tų visų klausimų dar vis norėčiau paklausti, tu paminėjai pasiruošimą. Dar vat mane taip užkabino šitą mintis pasiruošimą, tavo nuomonė taip trumpai dabar pasakius pasiruošimą. Nuo kada tas pasiruošimas tinkamas? Mirčiai pasiruošimas. Išėjimui, perėjimui. Nuo tada, kai supranti, kad mirsi. Kad tą perėjimą reikės daryti. Tai lygiai taip pat, kai ruošiamės santuokai, tai prisimenu save tam tikru periodu, kai žiūrėdavom dar tais tarybiniais laikais, tos jau paskui atsivėrė nepriklausomybė ir pradėjo rodyti kitus, jau tuos kitokius filmus. Ir sakydavo pora, mes nepasiruošę tapti tėvais. Ale galvo, kokie keistuoliai. Nu va, susiporavai, kai pas mus tai susituokė po santuokos, visada nebuvo jokių partnerysčių, nes tai buvo tokie laikai ir taip buvo vertinama santuoka. Nu va, susituokė ir vaikai jau pilasi. Tai kai pačiai atėjo pirma dukra, aš dar ir studentė buvau, tai aiškiai supratau, kad nu, aš nepasiruošus. Bet tik tada suprantu, kai jau tampu. Ir tėvystė, motinystė, partnerystė, santuokai reikia ruoštis. Net tada, kai jau užklumpa. Nu, jau tada va užklumpa. Ir tada turi, ką turi. Tai lygiai taip pat ir mirtis. Tai kada nors pradėsiu ruoštis, o gal jinai va ištiks jau dabar, prasideda, ištinka dabar, šią akimirką pradėsiu iškvėpti. Nes gyvenam nuo įkvėpimo iki kito įkvėpimo. Nes iškvėpus aš nežinau, ar įkvėpsiu dar kartą. Dėl to kvėpavimas, sąmoningas kvėpavimas, nes kaip ir neriant, kai sulaikom orą, neriam į vandenį, sulaikau sąmoningai, nes žinau, kad toj terpėje aš kvėpuoti negaliu ir išlindus kitam krante iš po vandens, iškišus galvą iš po vandens, jau galiu vėl įkvėpti. Tai vat ėjimas per tą neirimas tam tikrą prasme, tai reiškia keičiasi kvėpavimas. Ir viena iš baimių yra, kaip aš nustosiu kvėpuoti. Mes šito bijom. Bet jeigu prisiminsim, mes to neprisimenam, kai buvau motinos įsčiose. Aš neprisimenu, bet tie, kurie manęs laukė, aš ten ir judėjau, ir va, ir kažkokį supratimą turėjo apie kažką tai tenai būdama, nes neatsimenu. Ten yra tik tai jutimai, nes smegenys neturi jokio įrašo, nes ten tamsu, ten impulsai sklinda visai kitų būdų, kitaip. Ir kvėpavimas vyksta kitoks, neplautinis, ten nėra deguonies, bet vyksta, aš vystausi ir visi žino, laukia. Ir bent jau kiekvieno mama
sąmoningai gimdydama mane pasitinka ir žino, kad aš atėjau. Yra, kur pasitinka ir daugiau žmonių aplinkui ir pasitinka, aš esu. Ir kai jau perneriu per tunelį, tunelio gale šviesa, tiesa, lygiai taip pat. Per išties neriant į šį pasaulį vyksta virsmas, einam tuneliu, jeigu natūraliai gimstam. Jeigu padeda, atverdami pilvo ertmę per pjūvį, irgi pasirodo šviesa. Ir va tada pirmą kartą įkvėpi. Tas kvėpavimas, kuris buvo surištas su mama, jisai keičiasi. Tai irgi labai sunku, dar kurį laiką vyksta kraujuje pokyčiai, eritrocitų tiek nereikia kvėpuojant plaučiais deguonimi, nes oras kitokį kvėpavimo turi paterną ir principą, ir tada prasideda naujagimių gelta, nes yra eritrocitai, jų tiek nereikia tiesiog. Va, ir tada kvėpuojam plaučiais. Išeinant iš šio pasaulio, šio žemės sąlygų, vėl reikia virsti iš aerobinės kvėpavimo plaučiais, lygiai taip pat sulaikyti, jisai tas kvėpavimas virsta ir įeina į kitą būvį. Nes nelieka nei plaučių, jie lieka žemėj. Kas žemės lieka žemėj. Mums nereikia viso šito skafandro. Bet ir atsisveikinti su nėra taip lengva. Tai vat, už ko laikausi, jeigu laikausi už šitų dalykų, tai kai ateina laikas atsisveikinti, kai aš nesuprantu savęs nežinau be formos, tai aš tada nešiojuosi save kaip formą ir laikausi už jos, ir paleisti tą formą yra ne taip lengva. Atsisveikinti su mergystė, kai daromi mergvakariai dabar, tai kaip šventė, o seniau iš tiesų atsisveikindavo su tuo mergišku gyvenimu, nes prasidėdavo visai kitaip, kitoks tas gyvenimas. Ir niekada jau atgal nesugrįši. Ir tas paleidimas vienos formos į kitą, tada jau su atsisveikinama ir einama į motinystę, į žmonos vaidmenis. Ir dabar nežinau, yra įvairiai, bet vis dėlto kiekvienų santykių suirimas arba santuokos suirimas, vėlgi, kai laikomės tam tikro būdo ir viskas subyra, irgi nelengva paleisti, nelygu kiek tiem santykiam vertę įdėjom. Ir kiekvieną kartą vertę prarasti, tai kaip bankrotas. Ir yra visai. Tai kaip suprantu, tavo nuomonė, verčiantis į kitą formą, nebūtina atsiminti tą formą, kurioje buvai. Nebūtina atsiminimas. Kažkurį laiką tai yra tas prisiminimas, nes jeigu iš tiesų ruošiamės, tai tada viskas matyt, kaip pareini namo ir sąmoningai eidama į dušą nusimeti rūbus po darbo dienos, tu matai, kad juos nusimeti. Ir aiškiai žinai, ir be drabužių žengi į dušą. Ir aiškiai žinai. Tai lygiai taip pat. Bet jeigu aš nesuprantu, kad kaip nematomas žmogus, kai nusimeta savo apsiaustą, jo nėra. Tai save suvokti be apsiausto neįmanoma, nes suvokimas negimė. Negimė suvokimas. Dėl to Darvino teorija, žiūrint, kad žmogus išsivystė iš beždžionės, tai per vieną gyvenimą, jeigu turėti tą idėją, kad beždžionė, nei jinai gerai, nei blogai, tiesiog tai palyginta, nes kūnas panašus. Bet jeigu gimsta sąmonė ir galiu sąmoningai tą formą priimti ir ją palikti, tai jau gimsta būtis. Nes palieku žmogišką formą, aš tampu žmogumi, suvokiu, kad aš turiu žmogišką formą, nes žmogui duota laisva valia suvokti, rinktis, galvoti ir kurti.
Ir tada suprantu, kad kūrybinis periodas šioj žmogiškoj formoj baigėsi ir aš net ir su žmogaus idėja atsisveikinu. Nes žmogus irgi yra viena iš karalysčių, viena iš formų ir tą palieku, nelieka nei to. Tai ką kalbėti, jeigu turiu atsisveikinti su šita forma, turiu, neturiu, galiu, negaliu, tai ką kalbėti, jeigu apie savo paprastus gyvenimus, savo prisirišimus. Dėl to yra paprastos praktikos. Kiekvieną dieną paimk ir atiduok po vieną daiktą. Nu gerai, per savaitę vieną daiktą. Tai iš pradžių labai lengva. Bet kai atiduodam visus nereikalingus ir jau reikia atiduoti kažką tokio, kas man svarbu, ir praktika baigta, kol vėl prikaupsiu šlamšto arba to, kas man nereikia, ko jau galiu atsisveikinti su tuo, tai atsisveikinu. Tai vat net su materija, su paprastais daiktais atsisveikinti sąmoningai yra sunku, suprantat, kad man čia niekas nepriklauso. Niekas nepriklauso. Aš galiu keisti formą, sukurti kažką ir išardyti, bet neliks manęs, viskas pavirs smėliu, kaip ant jūros kranto ateina banga ryte ir po nakties viskas būna nuplauta, ką per dieną pripėduojam. Tai va tą dieną ateina banga nuplauna, tai ir žmogus, kai iškeliauja, jis dar kurį laiką būna kitų žmonių prisiminimuose, tas žmogiška būtis, jo gyvenimas. Nes dar arti jo būtis, arti jo kūryba, jo būsena, jo tas kažkoks tai vieta, kurį užėmė mano gyvenime, vis dar yra, vis dar šilta, o paskui atšąla. Prisimenam tik kartais, paskui visai neprisimenam. Tai taip ir apie mane. Viskas yra laikinas, Snieguole. Momente čia ir dabar, kaip dzen. Yra amžinybėje. Amžinybėje tai irgi yra tik sąvoka. Amžinybė yra tik sąvoka, kurią nepamatuojam būnant prote. Tai net neina susimastyti apie tai. Tai kreipti mintis kasdien link amžinybės, suprantant, kaip vyksta kūryba, kaip vyksta griovimas, iš ko vyksta kūryba, iš kur viskas atsiranda, iš kur viskas išnyksta. Va tai ir yra, už ko aš laikausi, kas kuria vertę, kas kuria evoliuciją, kas keičia. Nu tai kartais reikia nukristi į tą visiškai pragarą, pamatant, kaip ten kuriasi, iš kokių verčių kuriasi tenai ir koks rezultatas. Ir to tenai net nėra. Tiesiog viskas yra čia. Ir dabar, čia dabar. Tai va, čia dabar. Čia dabar. Čia dabar, kas tau? Pas mus taip Suvalkijoje sakydom. Kai ką nors padarom ne taip, arba nustebinam, arba atsirandu iš kur nors, kai žmogus nelaukia. Čia dabar, iš kur tu čia dabar atsiradai? Tai va, čia dabar. Ką tik nebuvo, dabar jau yra. Tai iš kur aš čia dabar atsiradau? Čia dabar. Nes va dabar, čia dabar mes atsiradom eteryje, aš tave matau. Prieš valandą dar nebuvo. Dabar va čia dabar atsirado. Čia dabar iš kur tu atsiradai? Nes mes žinom, kaip atsiradom. Susijungėm, sutarėm laiką, sujungėm aparatūrą ir tai nebuvo nuostabu. Bet jeigu dabar atsirasčiau aš Činta galerijoje arba tu atsirastum čia Dahabė pas mane, aš tikrai sakyčiau, čia dabar iš kur tu čia atsiradai? Snieguole man suteikė idėją supras, kad mes viską susitarėm. Jeigu susitarėm susitikti, susitarėm pasiskambinti, tai gal ir tos čia dabar susitarėm. Ne faktas, kad tai bus. Tokia gaunasi idėja logiška, kad susitarus įvyksta čia dabar. Įvyksta tam tikri čia dabar įvyksta, tai ką reiškia, kai mes, sako žmonės, gerai sutarė. Tarėmės ir susitarė, mums pavyksta susitarti. Bet jeigu nepavyksta susitart ir suprantam, kad nepavyksta, tai jau čia mano pasirinkimas, galiu pasistatyti ragus ir ego ir apipilti visaip aplinkybės arba tave, arba kažką tai kitą susiradus.
arba tiesiog suprast, kad va, šiandien nepavyko susitart, nes, nu, kaip praeitą kartą buvo problemos su aparatūra ir kad ir kaip tarėmės, nu, nesusitarėm ne su savim, bet su aparatūra, su aplinkybė. Bet iš esmės tas susitarimas, nu, tai čia dabar, tai mes ir mokomės kurti, žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą. Tai Dievą kuriam pagal savo paveikslą, kaip žmogišką pavidalą suteikiam, bet iš esmės tai yra kūrybinė energija. Ir mes mokomės kurti su visom klaidom. Tai viskas gerai. Ir kartais, kol dar nesu tas pats principas kūrybinis, kol dar mano sąmonė tik tai tam tikram aukšte, tam tikroj lentynoje, tai iš tos lentynos imu priemonės ir kuriu šitoj erdvėj, šitoj horizontalioj plotmėj, materijoje šitoj, kur esu, ir dar šiek tiek aplink materiją subtilesniuose lygmenyse. Kai jau keičiasi sąmonė, yra šviesa. Ir kai mano vidus yra kuo tyresnis, kuo labiau paruoštas tam pratekėjimui sąmonės, o tai yra srautas, taip sakant. Tai jeigu srautas, nu, kokio aš noriu kūrybinių, jeigu mano talpa, taip sakant, mano lempa 40 vatų, aš noriu apšviesti 3 kilometrus, nu tai kad ir kaip norėsiu, tik tai padidinus srovę, iš karto perdegsi. Tai vat srovė visada yra. Kūrybinė energija, potencialas visada yra. Bet aš turiu didinti savo talpą. Ir vat kuo talpesnė, kuo sąmonės srautas didesnis, tuo aš apšviečiu daugiau. Tai sąmonėju, kuo man šviesiau aplinkui, tuo aš matau daugiau. Ir kai ateinam pas žmogų, kurio sąmonė 15 vatų lemputės, ir kalbi čia apie tą 40 vatų, kiek matau, kiek apšviesta, sako, nesąmonė, nes žmogui apšviesta tiek, jis mato tik tai tiek. Ir tada nori sėti pas tą, kur apšviečia daug daugiau. Bet daugybės dalykų, apie ką pasakoja, net neina suvokti ir suprasti, nes aš nesuprantu, aš tiek neapšviečiu ir aš to dalyko net negaliu nei sukurti, nei įsivaizduoti. Bet kartais yra va tas magnetas, kuris rezonuoja, tarsi atliepia. Ir tada aš jau einu tuo keliu ir po truputį plečiu, susirandu tą mokytoją, nes pačiam vienam, tai klaidžiot galima ir klaidžiot ir vis manyti. Ir auginti savo dvasinį ego. O tas, kuris jau šviečia, tai kaip tapti milijonierium, tai sako, tapk jo. Mes tapk milijonierium pratęsim kitoje. Taip, nes matau, Dar vieną dublį padarysim.